šalčio iš ryto? Rodė jūsų namų termometras? 27. Minus 25. Arba 25 su minusu. Kaip jums geriau? 27. 26 kažkur su pusė. Pas mus ryte panašiai 25 su trupučiu. 25. Kiek pas jūs? 20. Kadangi gyvena daugiaaukštyje, tai čia atrodo... Ir pati darytas langas vėjo šiluma iš kambarė. Mokytojai, ar džiaugiasi šito šalčio ar ne? Parašy kaip džiaugiasi. Žodžiu, jie labai dirba, taiso mokinių namų darbus. Taip, ruošiam užduotis ir kiek ateina vaikų, taip mes dirbam labai produktyvius darbus. O aš vedžioju laidus. Tiek. 24. O daug mokinių atėjo į pamokas? Ne, pirmoje pamokoje 12 buvo vienas, trečioje pamokoje į trečią jie tik rytėjo vaikai, pirmas nebuvo, tai atėjo dar 2 vaikai. Ten buvo antros C. Ir matom, dar vieną turit. Irgi vėliau atėjo, kada temperatūra truputėlį atšylo, tada ir atėjo. Septynis, man rodas. Šiaip. O po to nukrito temperatūra ir buvo nebešalta, todėl ir atėjo. Tai mokslų ištroškis. Be abejo. 25. 25. 22. 24. 24. 20. Tai nesklausom, žinai? Nepasinaudojot progą neiti į mokyklą? Ne. Mes mokomės, mes Dirbam. mes pavyzdingai. Minus 25. 25. O tai kodėl atėjot į mokyklą? Nes mes nusiteikę mokytis. Ryte. 3 laipsnius. Pas mane 24. Ir dėl ko atėjote į mokyklą? Kaip nepabijojot šalčio? Neskėtė. Neturėjau namie ką veikti. 26. 26. Toks dar. 23. Dėl ko atėjote į mokyklą? Šiaip savėjau. Buvo kūno kultūra pamoka perduoti. Patinka kūno kultūra? Kiek klasėje pas jūs žmonių? 3. Ar patinka pamokos, kai šalta? Taip.